Daugybė žmonių kenčia dėl nerimo. Dažnai tą nerimą lydi ir kaklo bei pečių juostos įtampa ir netgi rankų tirpimas. Ir tam yra priežastis. Žmogus, kaip ir kai kurie kiti gyvūnai, turi įdiegtą savisaugos mechanizmą. Jeigu mes jaučiamės nesaugiai, natūraliai norime apsaugoti pažeidžiamas kaklo kraujagyslės ir nervus. Mes tai darome, nuleisdami galvą ir pakeldami ir iškišdami pečius. Spėkite, kokioje laikysenoje mes praleidžiame visą dieną dirbdami prie kompiuterio. Tokioje laikysenoje kūnas signalizuoja nervų sistemai, kad yra nesaugu ir užsisuka uždaras ratas. Kitais atvejais žmonės įgauna tokią laikyseną, jeigu nuo vaikystės gyveno nesaugioje aplinkoje. Vienas blogiausių dalykų, ką mes galime padaryti su savo kaklu, tai yra štai tokia pozicija. Ir dažnai pečiai važiuoja paskui, nes reikia išlaikyti galvą. Net ir išsitiesęs toks žmogus nebesugeba grąžinti savo galvos į tinkamą padėtį. Užsispaudžia klajoklis, nervas ir kaklo kraujagyslės ir žmogus jaučia pavojų. Kaipgi jis jo nejaus, nes yra dirginami gyvybiniai centrai. Gali sutrikti širdies veikla ir keičiasi kvėpavimas. Puikus fonas panikos priepuoliui. Neleiskite savo užsisėdėti, reguliariai mankštinkite pečių juostą ir lavinkite geresnę galvos padėtį. Atverkite pažeidžiamas kraujagyslės, giliai įkvėpkite ir lėtai iškvėpkite. Signalizuokite savo kūnui, kad yra saugu.